Treneri, po vienų iš rungtynių sezono, gal viduryje, aš klausiau, kada ateis tas momentas, galbūt kada atimsit taškus iš tų pirmaujančių komandų, na ir tas momentas atėjo šiandien. Nu, atėjo, tik tai gaila, kad sezonas baigėsi, kaip jau ir prieš tai sakiau, bet aišku, visą laiką smagu sezoną užbaigti pergalę, gera nuotaika ir išeiti ilsėtis. Šiandien tokios rungtynės buvo iš pradžių tas baudinys, kuris ten po ilgos VAR peržiūros paskirtos ir galėjo komandą ir palūžti, sakykime, po tokio epizodo. Tačiau ten girdėjau ir jūsų balsus užvedinėjot, galų gale ir pačios merginos turbūt patikėjo, kad gali išgelbėti rungtynės. Tai taip, gali. Aš manau, kad šiandien buvo vienas geresnių mūsų rungtynių namuose, mes ir kontroliavom kamuolį. Aišku, mes buvom pasirinkę tą taktiką, kad truputėlį žemiau ginamės, taip toliau ir ieškom erdvių už nugarų. Turėjom kelis išėjimus, tą ataką neįmušėm, bet visą laiką akcentuojam, kad vienas įvartis dar nepraloštos rungtynės ir privalom žaisti iki galo, nepraleisti antrą, trečią, nesugriūti. Ir to pasiekoje pavyko išlyginti rezultatą, o galų gale rungtynių pabaigoje ir džiaugtis pergalę. Šiandien beje, atkreipiau dėmesį, turėjot pasikeitimų gynyboje, nebuvo Vestinos, kuri šiaip viena iš pagrindinių žaidėjų, bet ten ir to žaidėjos, ir Justina, ir kitos sužaidė gana taip protingai ir sąlyginai nedaug šansų suteikė varžovėms. Tai taip, aišku, Vestina yra viena pagrindinių mūsų gynėjų, bet mes šitoj žaidėjų grandy tikrai turime ir kitų žaidėjų. Pas mus čia yra labiausiai perpildyta pozicija, todėl tenka dažnai, kad netgi Milda ar kita žaidėja privalo žaisti saugų grandyje. Tai aš manau, šiandieną tikrai žaidėjas susitvarkė su savo užduotim ir to pasiekoje pergalę. Sezonas baigtas, ką dabar švęsite, ilsėsitės ir kokie tolesni galbūt planai, ar dar nežinote? Ne, tai švęsti, matot, nėra ko. Smagu, kad užbaigėm pergalę, bet sezoną patį aš vertinu nei gerai, nei blogai. Esame savo vietoje toj, kurioje esame. Nėra per ko daug džiaugtis, nėra per ko daug ir liūdėti, bet suprantame, ko mums trūksta, kad mes galėtume konkuruoti su 3 pirmaujančiam komandom. Dėkui.